kaip... O! Krabas. Eik tu sau, kokia strigykla čia šitą miestą. Aš visada svajoju, kad mane iš nugaros. Hey, you know what? Jump in. Crack house. Kaip gaila. Walking my way, fellas. I'm just walking my way. Aš išmiegojau šitam bomžynę. Savo greitai renkuosi daiktus, vilioju iš čia ir po to pašnekėsim. Žodžiu, varau atgal į tą miestelį, kur vakar buvau, nes jisai čia netoli, iš ten visi važiuoja, viskas važiuoja. Ir mėginsiu išvažiuoti toliau. Tai grįžkim dabar 13 km atgal. Blema, reikia klausti. Excuse me, is this Battipaglia? Sì. Sì? Puoi andare da dietro. Go back. Yeah. Kai gerai užtaikyta, ką? Čia nesąmonės rašo. Tas Google. Man Google rašė, kad bus 12:21. Aha. Žodžiu, parvažiavau į Batipaglijos miestelį. Dabar yra už 40 minučių, tai kur nors čia netoliese stoties įsitaisysiu, pavalgyt pusryčius ir papasakosiu biškį apie vakarą. Žodžiu, skubėjau ir vis tiek nespėjau. Nuvažiavo. Tai dabar už valandas kitas. Tai čia nuėjau toliau nuo žmonių biškį ant saulės pabūt. Valandų laiko vis. Nemažas laiko tarpas. Tai ką tik pasidomėjau, kol turėjau laiko šiek tiek. Tai iš tikrųjų yra kaip čia, kaip pasakyt, kad per daug nepasakyt. Tai Europos parlamente yra tokia partija. Jinai dalyvauja toj partijai, jinai yra toj partijai. Žiavo, bet toks ilgas, aš net nežinau, kur tau tikrintoje bus. Hello, do you talk English? Yeah. Where do you have to go? Well, I'm traveling to Sicily, Yeah. but trying to go down anywhere else. But my travel, like all concept is like autostop, and Where do you have, what ticket do you have? What kind of train do you have to take? I don't have a ticket. Go to the ticket office, ask them, they can give you the ticket for the next best train. Because it depends on which platform it is, otherwise I'll send you in completely different direction. Okay, but you can give me like autostop rides for a couple stops? No. Oh, we are under the cameras and we are working on it. Eik tu sau, kokia strigykla čia šitą miestą. Niekaip nepraleidžia manęs. Niekaip nepraleidžia.
Žodžiu, atsisiunčiau naują programėlę. Ir čia man rodo, kad už 15 minučių bus autobusas. Einam, pabandysim šitą variantą. Jisai turėtų būti už 13 minučių, o čia mum už 4 minučių. Tai einam, ten pabandysim. Gal ten pavyks. Kosmosas, nesiseka šitą miestą visiškai apart maisto ir galim turbūt sakyti nakvynės. Šiaip nežinau dėl tos nakvynės, bet lovoj buvo, galiu pasakyti, senai lovoj gulėjau, tai geras jausmas visai. Dar tokia minkšta, kad biški net per minkšta, tai labai maloniai. Nors vienoj pozicijoj visą laiką pragulėjau, vienoj pozicijoj, kad tiesiai į duris, kad jeigu išgirsčiau garsą, kad nereiktų persiversti. Tai visą naktį ant vieno šono pramiegojau. Nežinau, kiek kartų nutirpusias rankas ir kojas lanksčiau per naktį atsikėlęs, bet vienoj pozicijoj miegojau. Po to ryte, kai prašvito, atsiguliau ant pilvo biškį pagulėt, bet neilgai irgi. Tai žodžiu, grįžtam prie temos. Taip nesiseka šitą miestą. Ką tik pražiūrėjau autobusą, nes čia neaišku, kur ta stotelė. Man per Mapsą rodo ten, kur ten nieko nėra. Ta prasme, italo paklausiu, sako, ne, čia tai tikrai ne. Po to ateinu čia, kažkoks yra, kur net nerodo, tipo, bus. Bet kol ėjau iki čia, pravažiavo tas, man atrodo, autobusas, kurio man reikėjo. Tai dabar kitas už 4 minučių vėl. Tai eisiu jau užsitikrint, eisiu į priekį, ten, kur rodo ant Mapsų kitą stotelę, nes yra man tai pasiteisinę. Kad vienos nerodo, po to nueini iki sekančios, rodo teisingai jau. Tai eisiu iki sekančios, pabandysiu rasti teisingą, palaukti autobuso ir mėginti judėti autobusais biškį iš čia, kad... O, palauk, kažkoks atvažiuoja. Excuse me, Agropolis, paestum? Questo no. Another bus. O number 54. 3-4? Or name Giuliano. Giuliano or 3-4? Paestum Agropolis? Yes. Okay, thank you. This stop, yeah? Yes. Okay, thank you. 34 arba Giuliano pavadinimas turi būti, okei. Tai nieko nereikia eit, būnam čia, stovim čia ir laukiam. Nice. Bent turim žinią, kad čia gera stotelė. Okei, nu ką, laukiam, tiesiog laukiam. 34 arba Giuliano, reikia nepamiršti, reikia užsirašyti. Žodžiu. Tėtis sveikinau su gimtadieniu, suvažiavo čia 2 autobusai, aš valgau obuolį, kamera padėta ant kuprinės. Kas dar čia buvo? Viskas įsitaškė, žodžiu. Tai vos susiderinau, čia pas vieną klausiu, pas kitą klausiu. Bet laimingai lipau, varysiu iki Agropolio net, jeigu nepagaus. Tai važiuojam link Agropolio. Sėkmingai pasiektas Agropolis. Gaila iš tiesų, kad anksčiau neišlipau, nes ten iki čia einant tokia grinai pakrantė miesto. Tai einu dabar pasižiūrėti, kur gražesnis vaizdas, nes šiaip čia fainai, man patinka. Aš net iš tiesų buvau į bookingą užėjęs ir yra viena vieta už 34 eurus su vaizdu į jūrą. Aš tikrai galvoju apie kaip variantą, nes ir žiūrėjau, kada buvau pasiėmęs paskutinį kartą, tai buvo prieš 2 savaitės ir 3 dienas, man atrodo. 23 dieną kovo buvau pasiėmęs tą hostelį. Va ten norėjau. Ten važiavo autobusas ir visa pakrantė ten visokių restoranėlių, atsisėst vietelių, tokių parduotuvėlių ir tokia visa eilė su palmėm. Tai va būčiau tai praėjęs. Blemba fainai būtų buvę kaip tik vat į miestą. O dabar reiktų atgal varyti ir vėl atgal. Ir vėl atgal, ir vėl atgal.
Nu ką, mes čia vaikščiosim be reikalo, nu tai pirmyn atgal, nu neturimės laiko, gi. Mum tik į priekį. Tai va. Ką tik pažiūrėjau, kur ten ta vieta. Jeigu gyvent, tai būtų va ten. Ten ir biškį už kalną į tą pusę vaizdas. Ant pačio viršaus. Blemba žiauriai gundausi. Labai faina vieta. Šiaip ta moteris vakar man tiek pridėjo skanių dalykų. Ne tik picos, bet ten ir tokie kaip žuvies piršteliai, tokie apvalūs ant pagaliuko, belia kaip skanus, po to tokie mozzarella su rutuliukai su alyvuogė viduj. Žiauriai skaniai pavalgiau. Ir po to tą kitą pizzą dar valgiau jos. Tai ten su baklažanais buvo. Plemba. Skaniausia turbūt kokią esu gavęs kol kas. Nežinau, eisiu jaučiu vietos kažkur paieškot, pamontuot video ir pagalvot, ką daryti toliau. Taip pat dar matau, kad varys traukinys čia už valandos. Tai pamėginsiu į traukinį sėst. Galės palėkti biškį toliau. Hey man, do you understand English? Do you understand English? Do you have table with power plug? Chiara! Hi, can I help you? Yeah, do you have like a table with the power plug? No, I don't. Do you want a power bank? No, power plug. Like I want to work a little bit on the laptop and to put power. No, because it's closed. No table, yeah. It's okay, thanks. Yeah, ciao. 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 Hello. Prego. I was wondering, do you have like a table with power plug? Devi caricare un po' il cellulare? Là? Vuoi caricare un poco? Huh? Vuoi caricare un po' lì? Here, yeah. Okay. Yeah, a little bit. I want sun from the window, you know. Okay, give me 1 sec. I will check a little bit and come back if something. Okay, thank you. Ciao. Per arti jaučiausi, jau per arti, nors ant suoliuko. Nu, atvažiavo, bet šitas duodu kokie 9-8%, kad neleis. Nes šitie greitai yra greiti, kur tas Romui prašiau 100 eurų sakė. Excuse me, sir, do you talk English? Yeah? I'm traveling by autostop and I'm really stuck in the city and I thought I will ask the train if I can autostop for a little. Is it possible? I'm trying to autostop to Sicily, so anywhere down is okay. You must pay tickets. Gali būt, kad sutrukdė vienas senis, kuris stovėjo tarp durį. Aš galvoju, jisai tikrintojas, bet ten paprastas senis kažkoks stovėjo ir žiūrėjo, tiesiog kvėpavo pro duris. Ir gal dėl to, nes jisai paklausė manęs, kur varau. Ir tik tada pasakė, kad ne. Tai... Arba nežinau, arba iš mandagumo paklausė, kodėl. Bet aš tai taip linkęs manyt, nes jis taip... Blema, nu toksai geras pasirodė. Atrodė, kad leistų visai. Bet tas senis ten šonė nesąmonę padarė. Sutrukdė. Jisai negali prie keleivio sakyti, jo, šok čia, tai po to prasidėtų ten.
kodėl jisai čia nemokamai važiuoja, bla bla bla, mes čia mokam. Nu, bet sakiau, 95%, kad nepaeis. Sunku su šitais. Nežinau, ką dabar darysiu. Reik pagalvoti. Nu, dar du atvažiuoja, pabandysiu. Čia vienas po kito. Tai 20 minučių. Vienas už 10, kitas dar už 10. Važiavo, nu šitas, su šitai sekasi, tai nežinau kaip gausis, pažiūrėsim. Hello, sir. You talk English? I'm traveling by autostop to Sicilia, but I'm stuck in the city for 2 days. I thought I will ask if I can autostop for a little bit. Where are you going? My main goal is to Sicily, so anywhere down. Yeah. Oh, thank you very much. Aš sakau, su šitais traukiniais sekasi. Šitie traukinių tikrintojai. We are now arriving in Sappi, final destination of this journey. We advise you to be Mes careful while atvykom. getting off the train. Spėjau paklijuot video biškį. Ir dabar galvoju, kiek mes čia įvykėm jau kilometrų šiandien. Nėra interneto kol kas, tai vėliau paapdeitinti. Thank you, sir. Nu, pasižiūrim, kiek mes čia kilometrų įveikėm. Nu, jeigu su mašina, tai 129 arba 109 pagal kelią. Tai neblogai, kiek mums čia liko iki Sicilijos. Blem, nu vėl su mašina kitaip rodo. 306 kilometrų. Jeigu pakrantė 320. 300 kiam. Nu jau neblogai. O, koks gražus vaizdas pasitinka. Gražu. Šiaip yra dar vienas traukinys, dar toliau pavažiuot. Dar 1,5 valandos. Einam pasižiūrėsim. Kodėl taip visada vyksta? Prašneku belekiek ir paspaudžiu ir kažkodėl nenusispaudžia normaliai ir nefilmuoja. Tai žodžiu yra dar vienas. Tas, kur toj bus, tai mum nelabai tinka, nes jisai yra tas IC, kur niekada nepaeina. Bet yra už valandos į Cosenza. Ir jisai yra toks patraukinys kaip šitas Reg, su kuriais dažniausiai pavyksta. Tai pabandysim už valandos, nes čia Cosenza geras būtų, gera distancija irgi. Tai ir po to dar už 2 valandų 10 vakaro yra vienas. Nu tai, manau, bandysim tikrai. O dabar galim biškiai eit pasižiūrėti Sapri, miesteliukščio. O, fajnai. Blem, gražu. Eik savo, čia toksai kaip įlanka būtų. Čia. Man patinka šitą pakrantę. Visa šiandieninė kelionė man patinka. Palei šitą pakrantę. Einam patikrinsim vandenį, kokio šaltumo. O! Krabas. Ai ne, medis. Ai ne, medis. Apgavikas medis. Apgavikas. Nu gerai, nėra toksai šaltas. Nu blem, aš nenoriu sušlabat. Tai aišku, nu, kai priėjau arčiau, tai ant bato užpylė.
Ei, nėra toks šaltas, geras. Net iš tikrųjų ir įlyst galima būtų. Laisvai. Jeigu šiandien liksim čia, manau, lysiu aš ją. Kur nors susirasiu ten vietelę ir eisim įsimaudyt. Ir čia kalnai skiriasi. Čia miškais apaugę, o ten tokie išdegę su akmeniu. Ten išvis jau be tų, ten su kažkokiais violetiniais, nesuprasi, augalais, kažkokiais krūmais. O čia išvis nudegę. O ten vėl žaliuojantis. Fainai tos pastatus pasižiūrėt, bet gamta vis tiek jinai kažkaip nugali mane. Prisėst. Leido prisėst ir dar Wi-Fi duos. Tai belia kaip gerai. Gerai, dar biškį pakliuvau video. Po biškį per visą dieną sukliuosiu. Dabar varau į traukinį. Nes jeigu leis man jisai pavažiuot ir jeigu leis man jisai pavažiuot iki galutinės stotelės, Kosenzos tos, tai valandą laiko turėsiu. Tai galėsiu tikrai pabaigti video. Būtų patogu, žiauriai. Bet matysim, kaip čia sėkmė mūsų. Apipils arba ne. Spėjau. Šiaip tai ant minučių, aš taip visą laiką pastoviai pasiskaičiuoju, bet bėgu ralį beveik. O, atvažiavęs. Jinai priešais mane su savo kolegė šneka. Nu, tikėkimės, kad... Excuse me? Do you talk English? Yeah. Yeah, hi, you're on this train, yeah? Checking the tickets. Yes. I'm traveling by autostop. And I'm so stuck in the city, I thought I will come here and ask if I can autostop for a little bit. You have to buy the ticket. What's your stop? My destination? Yeah. Sicilia. Sorry, you cannot reach Sicily today. Yeah, I for know, but a little bit down would be... Sorry. No. Damn. No one buy is... a ticket. Ah. You can buy a ticket just for one I stop. can't, my concept is not to buy, that's why I'm asking. Yeah. Aš visada svajoju, kad mane iš nugaros. Hey, you know what? Jump in. Ir niekada taip nebūna. Ir tokia miela, atrodo tokia faina, bet... No, sako. Nežinau, yra dar 11, bet... Noriu valgyti. Pažiūrėkim, jinai dar čia įdėjo, aš jums pasakojau apie tos, bet jinai įdėjo dar šitą. Ir aš nežinau, kas čia. Čia bandelė su mėsa kažkokia bus. Paragaukim. Eik tu savo. Pala, reikia įsitikinti. Jeigu neskaitant, kad čia kilogramas batono ir tik biški to, kas primena man Lietuvą, tai čia yra bandelė su spirgučiais. Ekstazija. Beveik spirgučių nesijaučia, nes batono belekiek, bet nesiskundžiam. Valgom nemokamai. Viską sugadino, nes jinai buvo karti. O kodėl karti, neįsivaizduoju, gal pasibaigęs galiojimas. Sužinosim. If you sit outside, I bring you... Ah, really? Oh, okay, thank you. One more time, thanks, man. Appreciate. Tai žodžiu, tas bičiukas, sakau, kiek kainuoja negronis, sakau, kiek kainuoja špricas ir sakau, kiek kainuoja vynas. Jisai sako, kiek pinigų turiu. Sakau, šiaip tai keliauju aš be pinigų, va šitą vietą. Sakau, keliauju be pinigų. Sako, gerai. Aš sako, gerk tą gėrimą. Net nespėjau pasakyti, kad konceptas pas mane tiesiog toks. Sako, gerai. Išgerk tą gėrimą. Tai masko. Net nebesuprantu jau, kas darosi. Atnešė... Žodžiu, atnešė kažkokių baronkyčių, atnešė čipsų, atnešė riešutų ir atnešė negronį.
Aš nežinau, ar aš tikrai sėkmingas, ar tai prasme, kodėl taip sekasi. Aš dėkuoju už tą sėkmę, bet tiesiog nesuprantu. Žiauru, geras. Tai jau jeigu būsit Agropolį, ne Akropolį, bet Agropolį. Ai, ne, atsiprašau, Sapri, ne Agropolį. Mes išvažiavome iš Agropolį. Jeigu būsit Sapri, taip kaip sakau, taip rašosi Sapri, tai užsukit va pas šitą bičiuką. Masko. Reklameris. Ką, užkandau, skaniai atsigėriau, einu ieškot vietos. Kaip sakiau, kažkur prie pakrantės. Būtų labai smagu jūrų išsimaudyti. Šernai ant kelio, bet jaučiu nesimatys per šitą. O, geras. Čia jau kaktusai pradeda augti. Man sakė, kad į pietinę pusę jau, kai varysi, kaktusai pradės augti. Kinkhaliai. Čia kinkhalių yra. Galima bus pavalgyti. Žiūrėk. Eik tu savo. Eik tu, kaip gerai. Šitą. Jo. Geras. Lazdučių pridaryta. Šiaip tai nieko nesakiau, bet čia, jeigu bus gera, tai bus bombinė vieta, o rytoj ryte atsikėlus, tai iš vis bus žiaur. Bet nežinau, ar dar sėkminga tai bus. Bet tikiuosi. Čia biškį paeit reikia. Čia galiu pasakyti, vakarinis haikas bus. Visiškai 3 kilometrų haikas. Skamba neilgas, bet vakare po visos dienos su sunkia kuprinė, tai jo. Nežinau, ar matysis, pabandysiu ant geriausio, bet aš čia tarp akmenų, tarp aukštų, didelių akmens kalnų ir vamzdis. Galima sakyti, į to kalno, aš nežinau, ar matys ar ne, bet praktiškai jau daugiau negu į pusę jo įlipau, pasirodo. Čia reikėjo taip. Ir dar užsisuka vieną kartą. Tai gali būti, kad į nežinau kiek čia metrų suleisiu, bet rimta, visai rimta. Visas šlapės, permirkęs. Bet lipam. Užtikau kažką apleistą, kažkokį pastatą. Crack house. Man atrodo, mane Google Maps išdūrė. Čia taip aukštai, kad jūs neįsivaizduoja, čia ta prasme. Čia ta prasme, jeigu mirt nori, tai čia gali nusileisti. Tai tikrai. Ir man atrodo jisai, oh my god, ten tik tai prie tos vietos priplaukt galima, o ne prieiti. Nes aš jau čia, kur man rodo, tai ten turėjo būti vieta, kur nusileisti, bet ten nieko nėra. Eik, tu šiknu, čia be reikalo būsiu ėjęs visą kelią, eik, tu savo. Kaip gaila. Neįsivaizduoju, ką daryti. Aš esu pusiaukelėj tarp abiejų miestelių, tarp to, kur buvau ir tarp kito.
Žodžiu, neturiu pasirinkimo. Turiu eiti iki kito miestelio. Valandą laiko dar eisiu. Nu ką, reikia eit. Nieka nebus. Vakarieniai. 8 kilometrus. Pala. Jo, šitas. Nu. Tai yra kelio biškį. Aš čia iš tikro tokį Colin McRae'ų einu. Čia ta prasme trasa tai kaip iš žaidimų. Aplink kalnus. Ir aš einu naktį, kai nieko nesimato. Ar geriau negali būti? Negali. Walking my way, fellas. I'm just walking my way. I don't want no trouble, man. I'm just walking my way. Why should I stop? Why should I be silent? Why should I be loud? Why should I be somebody else? Whoa. Woo, woo. Whoa, geras buvo. Čiki, čiki, pau, pau. Whoop, 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 1, 2, 3 and go. Mano vardas yra Lukas, aš esu paprastas vyrukas. Kartais einu, kartais aš bėgu, kartais žiūriu, ką čia nuveikus. Žiūrim, einam, tekinam, mes visa vaibinam. Niekada nepasiduodam. Einam į priekį ir parodom, ką čia reikia mums daryti, kad geriau išsakyti negalėčiau aš, pasakyti turėčiau aš, niekada aš turėčiau ką, aš turėčiau nieko, Step outside, motherfucker, and I will shoot your head off. Yeah. Easy, boy, easy. Easy. Yeah, baby. Yeah. Repas gimė, mano trusikai yra geriausios medžiagos, medvilnės ožkos, kailis man yra patinka, kai nešio. Nu, kol kas durniausias mano yra visos kelionės priimtas sprendimas. Nuėjau belekiek kilometrų, ta prasme. Pasižiūrim, kiek aš čia nuėjau. 9 kilometrus. Po Negronio ir vakare prieš miegą. Ir neverta dar. Čia miręs tas miestelis, mažiukas. Ten tai bent geras miestelis buvo. Fainas. Žodžiu, neimam į galvą, einu į jūrą. Ir jo.